Nesvarbu, kas tavo gyvenime atsitink, visą laiką išlik pozityvio būseno. Nu jeigu neišėjai jau pozityvio išbūti, bent jau neutralio. Niekada neiki negatyvo, nes tai bus spiralė, tau japač, tau būsena nukrės, tau dažniau nukrės, tau vibracija pažemėti ir tada tu pritrauksi dar to pačiu. Žemo dažniaus, žemos vibracijos, situacijų ir galimybių ir aplamai tavo vis gyvenimas bus aplink tai. Pavyzdžiui, dabar pasidalinsiu savo unikalią istoriją, kad yra būtent man šiandien įvyko. Būtent šiandien įvyko. Nuvažiavau į parduotuvę apsipirkti, apsipirkau maistą, viskas grįžinėjau, atsidarau bagažinį mašins, įdedu prekis į tom bagažinį ir tada netyčia man rakta išslyda. Tau pačiu metu, ką aš dariau tom bagažinį. O ko aš buvau padaręs, aš buvau tik atrakinęs bagažinį, aš pačios mašinas netrakinau. Uždariau bagažinį, viskas kon dabar. Viskas, užrakinau. Visi raktą tenas bagažinėje užrakinti ir viskas kon dabar daryti. Ir vietoj to, kad aš būčiau, o ne, kas čia vyks, kaip blogai, kas čia ne, ką, stresas, širdis plak, blogai yra, ne, kaip aš dabar namo grįžu. Vietoj į jauką, kad būčiau jėjęs, aš jau pradėjau žvengti. Man joks pradėjo imti, sakau, nu, jo, kokia situacija, kokia visa situacija man dabar atsijunti. Nu, pažiūrim, kur šitas dalykas mane nuves. Nes aš buvau suplanavęs labai didelę dieną. Jau viską pasidariau ir viską suspėjau. O aš tai galvojau, kad nesuspėsiu visko ir tai viską suspėjau. Tai aš pasidariau visą planą ir užtrukau 4 valandas, nes aš tapau kūrybingas ir aš sugalvojau, man atėjo pilna idėjų, kaip šitą problemą išspręsti, kaip šitą iššūkį įvykdyti. Ir aš pasiėmiau ir aš nuvažiavau, nubėgau į vieną parduotuvę, nubėgau į kitą parduotuvę, pasiskolinau tenais tokį daiktą, su atsuktuvais visokiais mėginom nieką. Paskui susiradau, aš niekur nei sekundai nebuvau įnėręs į negatyvą. Tiesiog galvoju, nu gerai, kaip dar galime išspręsti šitą iššūkį. Ir į Facebooką parašiau žmonėms į grupę ir grinai po 10, gal 15 minučių atvažiavo vienas žmogus. Nu ir mes kartu valandą laiko išgręžėm skylę į tą mano mašinos bagažinę ir atsidarėm tą bagažinę šiaip taip. Ir tada važiuoju namo, galvoju įsiplausiu automobilį, susitvarkys tam ir žiūri merginas kažkokias, tiesiog, joms iššūkis ir prisipūst padangas, sunkiai sekas 3 merginas to. Ir aš galvoju, tiesiog natūraliai, kad aš likau aukštai būsenoj, aš perdodu šitą pagalbą, kurią aš gavau, tiesiog natūraliai norėjau perduoti joms ir norėjau joms padėti. Tai dabar, kokia pamoka yra iš šitos mano istorijos. Tokia pamoka yra, kad nesvarbu, kas į tavo gyvenimą atein, svarbu, ko tu darasi tau, išliks aukšto būseno, tu jį pritrauksi dar aukštos būsenos situacijai į savo gyvenimą.